Sveiki visi atvykę į šį naują video. Šiandien yra šeštadienis ir aš šį savaitgalį leidžiu Palangoje. Tad aš nusprendžiau, ir kągi čia man Palangoje paveikti. Na ir kągi, ir aš Palangoje darysiu štai. Aš apvažiuosiu 5 brangiausius Palangoje butus. Ir antroje dalyje, kuri išeis arba po savaitės, arba po 2, aš apvažiuosiu 5 brangiausius Palangoje namus. Taigi čia bus tokia kaip ir 2 dalių serija. Na tai gerai. Važiuojam. 5 butas yra S. Daukanto gatvė 10. Šiandien mes judėsime štai su šiais transportais. Na kągi, ir mes atvažiavome į 5 brangiausią butą Palangoje, S. Daukanto gatvė 10. Na ir mes dabar turime 4 vertinimo kriterijus. Tai yra lokacija, triukšmo lygis, kaip atrodo iš vidaus ir kainos santykis su tuo, ką mes matome. Tai žodžiu, visų pirma, yra lokacija. Lokacija, aš manau, yra gera, bet galėtų galbūt būti, arčiau jūros gal. Todėl lokacija 8 iš 10, matote turbūt čia. Tada eksterjeras, man balkonai su tom nepištom žalėm nežinau, kažkoks man jisai netoks. 6 iš 10, triukšmas, čia yra labai tylu. 9 iš 10, kadangi čia aišku vis tiek mašinos prasbimbė ir dar kažkas, ir kainos ir kokybės santykį. Ar aš už butą šiame name mokėčiau 650 tūkstančių? Na ne, nemanau. Todėl kainos ir kokybės santykis, aš manau, labai išpūstas. Aš nelabai žinau, koks yra tenais vidus, bet vis tiek 5 iš 10, bent jau iš to, ką aš matau lauke. Gerai. O dabar važiuojame prie 4 mūsų buto. Na ir kągi, ir mes dabar atvažiavome į 4 brangiausią daiktą. Tai yra butas. Ir šis yra labai geroj lokacijoje, Dariaus ir Girėno gatvė 3. Yra prie pat jūros kranto, puikus privažiavimas iš pagrindinės Palangos pėsčiųjų gatvės Meilės alėjos. Štai čia jinai yra, Meilės alėja. Nu ir žodžiu, šito kaina yra 689 tūkstančiai. Na, man šią lokaciją yra 10 iš 10, triukšmo lygis irgi 10 iš 10. Šiaip, išorės interjeras man yra gražus, todėl nes tokia kaip fancy Palanga, senas, toks senovinis kaip bajorų. Man šitas yra labai patinka, aišku, netobulas, todėl 8,5 iš 10. Na ir kainos ir kokybės santykis tikrai geriau sumokėčiau 689 tūkstančius, kad gyventi štai čia, negu 650 tūkstančių, kad gyventi tenais mūsų 5 brangiausiai. Čia yra 4 brangiausias, Dariaus ir Girėno gatvė 3 ir kainos ir kokybės santykis yra 7 iš 10, bent jau iš lauko. Deja, bet į vidų aš įeiti negaliu, todėl teks važiuoti toliau. Atvažiavome į 3 brangiausią butą Palangoje, kurio kaina yra 750 tūkstančių. Na ir jo lokacija, nežinau, pradėti nuo to. Gal ir gerai, bet toli nuo jūros, netoli centro, bet čia labai daug mašinų važinėja. Čia yra pagrindinė Palangos viena mažyčių gatvelių sankryža. Todėl čia visą laiką burs, bet nežinau, gal gera izoliacija garso ir nesigirdi.
Tada kitas vertinimo kriterijus yra triukšmo lygis. Tai sakiau, dėl triukšmo todėl ir 5 iš 10. Tada čia yra eksterjeras, kaip atrodo. Atrodo gražiai, taip pažinsiu. 9,5 iš 10. Vis dar kažkokį 10 trūksta, bet yra. Ir kainos ir kokybės santykis 750 tūkstančių, už beje gan didelį butą, štai čia. Gana normaliai, tai aš aišku pats tam nelabai turiu tiek pinigų, kad teikti, kad čia, bet manau, kad taip vertinant, kokios yra kitų būstų kainos, čia 8 iš 10 tai dar gali duoti. Ir bendras vertinimas yra, jūs matote štai čia. O dabar keliaujame į kitą vietą. Dabar žinoma. Na gerai, ir mes atvykome į antrą brangiausią butą Palangoje, tai yra daugiabutį, kuriame yra šitas butas, jeigu tiksliau, čia aplinka yra štai tokia. Lokacija yra gan gera, negu prieš tai buvusio buto geresnė. Arčiau jūros čionais, lokacija, bet vis tiek. Bet vis tiek, kadangi čia irgi yra tokia sankryža, čia vis tiek burzgia mašinas iš visų pusių, 3 ir į 4 važiuoti negalima, bet... Na, bet vis tiek, aš tai lokacijai duodu 8 iš 10. Triukšmo lygis, burzgimo mažiau, bet 7 iš 10. Kaip atrodo? Atrodo gan gražiai. Labai gražiai, todėl aš jau netgi šitam galiu duoti 10 iš 10 drąsiai. Ir kainos ir kokybės santykis 770 tūkstančių. Už butą šičia, nežinau. 7 iš 10. Ir bendrai vertinimus matote štai čia. Na ir žodžiu, ir dabar mes atvykome į patį brangiausią butą Palangoje. Štai ten kita gatvės pusėje yra trečias brangiausias. Na taip, šitą visi 5 brangiausi apibendrinant buvo maždaug toje pačioje vietoje. Na, bet reikia mažiau tempti gumą ir pats brangiausias. Aš manau, kad tai bus būtent tas kampinis butas. Na ir jo kaina yra 1 100 000 eurų už butą. Taip, kaina yra tikrai šokiruojanti, bet lokacija, kadangi šitas butas yra, na, šiek tiek atokiau nuo sankryžos, bet skaityk, lokacija ta pati kaip ir ten. Todėl aš galiu duoti tos pačius, na gal čia man šitą lokaciją biškelį labiau negu ano patinka, tai 7 iš 10. Neatsimenu, ką aš tenais daviau, čia yra 7 iš 10. Dabar eksterjeras, grožis. Tikrai namas yra labai. Yra labai gražus. Ir aš čia duodu dar vieną 10. 10 iš 10. Galim. Aš čia duodu dar vieną 10. 10. Na ir dabar atėjome prie kainos ir kokybės santykio. Ar aš mokėčiau 1 milijoną? Ne. 4 iš 10 kainos ir kokybės santykis ir triukšmo lygis 5 iš 10, kadangi čia labai mašinų važinėja. Dabar, kaip jūs matėte, čia buvo tuščia, bet šiaip čia, žinau, žum, galbūt net girdisi video. Na, o dabar grįžtame ten, kur pradėjome. Na ir kągi, ir mes
mes pabaigėme šį video ten pat, kur ir pradėjome. Mes pravažiavome 6,5 kilometro skaičiuojant nuo čia, kol aplankėme visus 5 brangiausius butus Palangoje iš eilės. Na ir kągi, o dabar ačiū Jums, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti like ir užprenumeruoti mūsų kanalo. Na ir kągi, susitinkame už savaitės arba už 2, spėju, kad antroje šio video dalyje, ten kur mes apžvelgsime namus, top 5 brangiausius namus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.